Tai visiems laba diena. Labai džiaugiamės matydami, kad priėmėt mūsų kvietimą ir taip gausiai prisijungėte prie dar vieno valdymo koordinavimo centro organizuojamo renginio. Tai šį kartą sukvietėme jūs, norėdami pasidalinti pačią naujausią informaciją, kuri, manome, vienaip ar kitaip palies daugelį jūsų ir kuri buvo atnaujinta aukščiausių, tai yra EBPO lygmenio. Tai šių metų spalio mėnesį VKC atstovai dalyvavo Paryžiuje vykusiame ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos renginyje, kuriame buvo pristatytos atnaujintos VVI valdysenos gairės. Taip paties renginio metu buvo pabrėžta, jog remiantis naujausiais duomenimis, VVI dalis pasaulio ekonomikoje tikrai didėja. Per pastarosius 2 dešimtmečius valstybės valdomų įmonių skaičius tarp 500 pačių didžiausių įmonių pasaulyje pagal pajamas išaugo nuo 34 net iki 126. Ir šiandien VVI sudaro trečdalį šių 500 didžiausių įmonių turto. Taigi, didėjantį VVI pasaulinės ekonomikos mastu paliečia labai svarbią temą. Kaipgi toliau bus valdomos valstybės valdomos įmonės ir kokias gerasias valdymo praktikas diegs? Ir tikime, kad prie sėkmingos VVI veiklos ženkliai prisidės ir atnaujintos EBPO VVI valdysenos gairės. Taigi šiandien kaip tik ir norime jums pristatyti šių gairių atnaujinimus, kurie atneš tam tikrus pokyčius visų mūsų veikloje. Šis renginys bus toks labiau informacinio pobūdžio, tai nebus klausimų atsakymų formatas, tiesiog mūsų noras supažindinti jūs ir paskanti, jeigu dar yra neskaičiusių, tikrai perskaitykite naują gairių redakciją. VKC savo ruoštų taip pat imsis darbų, nes šios naujus pokyčius tikrai norime atspindėti ir tinkamai integruoti į mūsų gerosios valdysenos indeksą. Taigi pradėkime. Tikriausiai girdite, jog mes VKC pagrįsdami vieną ar kitą savo vertinimą arba komentuodami tam tikrus valdymo veiksmus sakome frazę gerosios praktikos. O jūs neretai paklausėt, o tai kur čia taip yra parašyta? Taip sakant, kurgi tas gerųjų praktikų vadovėlis? Tai šitos VVI valdysenos gairės ir yra tų gerųjų praktikų vadovėlis. EBPO sudarytos valstybės valdomų įmonių valdysenos gairės yra laikomos pačių pagrindinių pasaulinių VVI nuosavybės ir valdymo standartų. Jas prižiūri EBPO valstybės valdomų įmonių darbo grupė, kuri yra tikrai unikali, nes yra vienintelė pasaulyje institucija, kuri vienyje VVI specialistus. Pačiose gairėse yra surinktos ir pateiktos gerosios praktikos, ir apskritai jos yra laikomos pažangiausiomis valdysenos klausimais. Kitaip tariant, gairės yra tarptautinis gerojo VVI valdymo standartas. Taigi nuo tada, kai beveik prieš 20 metų, tai yra 2015-aisiais, buvo priimtos šios gairės, jų laikosi 42 jurisdikcijos, įskaitant visas EBPO narės, ir keletą šalių partnerių. Apskritai, tai bet kuri šalis gali siekti tapti EBPO nare. Ir jeigu įdomus toks faktas, tai šiuo metu kaip tik vyksta stojimo peržiūros procesas tokiom šalims kaip Kroatija, Bulgarija, Rumunija, Argentina, Tailandas ir kitos. Tai kamgi tos gairės yra skirtos? Tai jos yra taikomos absoliučiai visoms valstybės valdomoms įmonėms bei visoms valdžios institucijoms, atsakingoms už šių įmonių nuosavybę, priežiūrą ir kontrolę. Ir šiuose gairėse nustatyti standartai yra tikrai labai aukšti, tačiau kartu yra užtikrinamas ir įgyvendinimo lankstumas ir proporcingumas. Tai yra atsižvelgiama į VVI dydį ir nuosavybės struktūrą. Valstybei kaip įmonių savininkiai šios gairės labai padeda įvertinti ir stiprinti valdomų įmonių nuosavybės ir korporatyvinio valdymo kokybę. Lietuvoje VVI politika formuojama remiantis pagrindiniais teisės aktais, kurie yra sudaryti būtent suderintais su EBPO pripažintomis praktikomis. Taigi turime visiems gerai žinomas skaidrumo, nuosavybės ir atrankos gaires,
Jose yra labai aiškiai nustatyti standartai, kurių pagalba yra siekiama užtikrinti efektyvų, skaidrų ir atsakingą valstybės turto valdymą, na, be abejonės tuo pačiu siekiant ir optimalios naudos visuomeniai. Kadangi pasaulis nestovi vietoje ir vis keičiasi, atsiranda naujų ir gerų pavyzdžių, taigi ir šios gairės buvo peržiūrėtos ir atnaujintos, padaryta tai tam, kad atlieptų tuos gerųjų praktikų pokyčius, kurie įvyko per pastarąjį dešimtmetį. Tai darbo grupė tyrinėjo VVI valdyseną ne tik tai šalyse narėse, bet žvelgia žymiai plačiau. Jeigu nesuklysiu, buvo vertinamos 59 jurisdikcijos. Didžiausią fokusą nukreipiant į temas, kurias čia matote išvardintas šioje skaidrėje, tai yra profesionalus ir aktyvus valstybės valdomų įmonių valdymas iš akcininko pusės, vienodų verslo sąlygų rinkoje užtikrinimas, VVI atskaitomybės skaidrumas ir atskleidimas ir taip pat pirmą kartą gairėse paliesta ir tvarumo tema. Dabar trumpai supažindinsiu, iš kokių dalių susideda tas gairių dokumentas. Tai dalių yra 7, ankstesnėje versijoje buvo 6 dalis. Šiemet yra įtraukta nauja 7 dalis, kuri liečia VVI ir tvarumą. Iš ties ne visose dalyse buvo pokyčiai atliekami, kai kurioje tiesiog buvo atnaujintos tam tikros formuluotės, patikslinti teiginiai. Tai apie tai gal ir nekalbėsim šiandien, tiesiog pereisiu per tas dalis, kuriuose buvo kažkur labiau sustiprinti akcentai ir atlikti papildymai. Taigi pradėsiu iš karto nuo antrosios gairių dalies, kuri vadinasi valstybės kaip savininkės vaidmuo. Na ir pagrindinis šios dalies teiginys sako, jog siekiant tinkamai spręsti VVI valdymo iššūkius, valstybė turėtų veikti kaip gerai informuotas ir labai aktyvus savininkas, kuris užtikrintų skaidrų, profesionalų, atskaitingą ir efektyvų įmonių valdymą. Tai kas išlieka nepakeitę, bet vėlgi labai stipriai akcentuojama, jog centralizuotas VVI valdymo modelis yra laikomas pačiu progresyviausiu. Tai yra, kai vienoje institucijoje yra sukoncentruojamas visų VVI valdymas. Na ir to turėtų siekti visos EBPO principais besivadovaujančios šalis. Priminsiu, jog Lietuva šiuo metu turi koordinuojantį modelį, kuris taip pat laikomas pažangiu, tai yra, kai nuosavybės funkcija įgyvendina ministerijos, o koordinuojanti agentūra, šiuo atveju mes, VKC, vykdo valdysenos priežiūrą. Jeigu įdomu, tai panašų modelį, kaip mes, naudoja ir mūsų kaimynai Latvijai ir Estai, taip pat tokios šalis kaip Bulgarija, Naujoji Zelandija ir Indija. Vėlgi, jeigu įdomu, tai tas centralizuotas, pats pažangiausias modelis puikiai veikia Švedijoje, Pietų Korėjoje, Italijoje, Izraelyje ir kitose šalise. Akcentuojama, kad valstybė kaip savininkė turėtų labai aiškiai komunikuoti savo lūkesčius valdomoms įmonėms dėl skaidrumo, atskaitomybės. Na, o tikslų kėlimas pats iš savęs turėtų būti skaidrus ir racionalus. Taip pat yra pabrėžiama ir ypatinga atskaitomybės bei viešinimo svarba. Valstybė reguliariai gaudama informaciją apie valdomų įmonių veiklą gauna tikrai puikų įrankį atidžiai stebėti rezultatus, o agreguotos VVI informacijos pateikimas visuomeniai didina skaidrumą, ką Lietuva daro jau eilę metų. Įdomus faktai tokie, kad pavyzdžiui mūsų kaimynai Lenkai tokias agreguotas VVI atskaitas daro tik tai parlamentui paprašius, tai yra nėra tokio reguliarumo, o tokios šalis kaip Belgija ir Čekija jų iš viso nerengia. Taigi siekiant užtikrinti, jog valstybės nuosavybė būtų vykdoma skaidriai ir atskaitingai, ši dalis buvo peržiūrėta sekančiai. Tai buvo įtrauktas teiginys apie būtinybę vieningai ir koordinuotai naudotis nuosavybės teisėmis, jeigu jos yra suteiktos. Na, pavyzdžiui, nuosavybės teisę įgyvendina kelios ministerijos arba departamentai. Tai pasakyta, kad jie turi veikti kartu, suderintai ir koordinuotai. Tai be abejo padėtų išvengti veiklos dubliavimo ir be abejo užtikrintų efektyvesnį valstybės turto valdymą. Taip pat yra paaiškinta nuosavybės ir kontrolės apibrėžtis, įskaitant tai, kaip gali būti vykdoma kontrolė ir kaip gali būti vykdoma nuosavybė valstybinių įmonių grupėse.
pagrindinių akcijų valdytojų teisių ir pareigų vykdymo mastas tiesiogiai priklauso nuo valstybės nuosavybės ar turimos kontrolės laipsnio. Kiek valstybė valdo ar kontroliuoja įmonę? Na, jei valstybė įmonę valdo netiesiogiai, tai yra per kitą patronuojančią įmonę, tai savininko pareigas atlieka ne valstybė, o patronuojanti įmonė. Taip pat pabrėžta, kad valstybė turėtų keisti savo lūkesčius savo valdomoms įmonėms tik tuomet, kai iš esmės keičiasi VVI atliekama misija ir tą daryti skaidriai. Na, žinoma, prie tam tikrų aplinkybių valstybė koreguoja šitus tikslus, ar ne? Tačiau tai neturėtų būti daroma per dažnai ir be jokio reikalo. Lūkesčiai gali būti formalizuojami per lūkesčių raštus, kaip yra Lietuvoje, kitose šalise tai yra kitokie dokumentai. Na ir pasakyta, kad turėtų būtinai būti įtraukta į diskusiją ir valdybą, diskutuojant apie atnaujinamus lūkesčius. O kaip pas mus yra Lietuvoje iš tikrųjų? Tai Lietuva labai džiugu, bet yra linksniuojama kaip itin progresyvi valstybė, kuri daro didžiulę pažangą ir rikiuojasi šalia sėkmingai EBPO gaires taikančių šalių. Na, o ką galime daryti geriau galbūt, apie ką vertėtų pagalvoti? Galbūt ar tikrai naujinami lūkesčių raštai yra pakankamai išdiskutuojami su valdybomis, ar kartais nebūna tai siurprizas įmonėms? Esame girdėję ir tokių variantų iš tikrųjų. Kitas klausimas galbūt ir mums patiems iš tikrųjų, kaip dar būtų galima patobulinti agreguotas VVI ataskaitas, kaip dar galima plačiau supažindinti visuomenę su VVI veikla, su jų rezultatais ar ne. Galbūt dėrėtų įsivesti reguliaraus nuosavybės gairių atnaujinimo procedūras kažkokias ar ne, tai yra keisti jas ne tik prireikus. Tuo būdu užtikrintumėm, jog šios gairės atliepia pokyčius ir laikmetį. Na ir dar vienas labai svarbus paminėtinas aspektas, tai yra esamas nuosavybės modelis. Kaip minėjau, Lietuvoje mes turime pakankamai pažangų koordinuojantį modelį, tačiau ta siekiamybė būti tarp pačių geriausių lik ir sufleruotų eiti prie centralizuoto valdymo modelio. Kadangi VVI vaidmuo pasaulinėje rinkoje auga, atnaujintose gairėse nemažai dėmesio yra skirta sąžiningos konkurencijos užtikrinimui, kai VVI vykdo ekonominę veiklą. Taigi apie tai kalba ir trečiosios gairių dalies pagrindinis teiginys – teisinė, reguliavimo ir politikos sistema taikoma VVI turėti užtikrinti lygias ir vienodas sąlygas visiems rinkos dalyviams. EBPO prekybos komiteto tyrimuose yra užfiksuota, kad pasaulyje pramonės įmonės, kurių bent 25% akcijų valdo valstybė, skolinasi ženkliai pigiau nei jų konkurentai. Ir nors 80% šalių ekonomikų VVI taikomos yra labai panašios arba visiškai vienos reguliavimo sąlygos, kaip ir kitoms įmonėms, VVI gali būti linkusios naudotis kitokio pobūdžio pranašumais. Pavyzdžiui, kai kuriuose šalyse VVI leidžiama taikyti specialią mokesčių tvarką. Ir visi žinome, kad VVI gali naudotis netiesioginė finansinė parama. Tai yra valstybės garantijomis, kurios negali gauti jų konkurentai. Atsiprašau. Todėl EBPO skatina aiškiai atskirti valstybės nuosavybės funkciją nuo kitų reguliavimo ir politikos formavimo funkcijų. Užtikrinti galimybę suinteresuotoms šalims ir konkurentams naudotis teisių gynimo mechanizmais. Taip pat turi būti ekonominės veiklos skaidrumas, kuris derinamas su viešosios politikos tikslais. Na ir valstybės valdomos įmonės turėtų laikytis bendrųjų įstatymų, mokesčių kodeksų ir taisyklių. Atnaujintose gairėse yra pabrėžiama, koks yra svarbus skaidrumas kompensuojant specialiuosius įpareigojimus. Jose yra pasakoma, jog tinkamas vykdomų specialiųjų įpareigojimų finansinės informacijos atskleidimas didina VVI valdysenos patikimumą. Svarbu ir tai, jog kompensacija už atliekamas funkcijas būtų teisinga ir pagrįsta objektyviais kriterijais. Na, kitaip tariant, kompensacija negali būti pernelyg nepagrįstai didelė arba nepakankama, nes tokiu atveju bus iškreipti VVI tikslai ir rezultatai.
Kitas papildymas kalba apie privilegijas. Paprastai VVI komercinių funkcijų vykdymas neturėtų būti subsidijuojamas ar teikiamos tam kažkokios kitokios privilegijos, bei neturėtų pačios VVI būti naudojamos subsidijuoti ar teikti privilegijų kitoms komercinėms veikloms. O jeigu jau taip vyksta, tai pirma, paramos priemonės turi atitikti galiojančias konkurencijos ir prekybos taisyklės. Antra, priemonės ir jų finansavimas turi būti aiškiai apibrėžtas ir viešai atskleistas. Ir trečia, dėl paramos priemonių nebūtų sąžiningai sudarytos nepalankios sąlygos kitoms komercinėms įmonėms. Na ir trečias dalykas, kas atsirado naujoje redakcijoje, tai kai VVI ekonominė veikla daro poveikį prekybai, investicijoms ar konkurencijai, jos turėtų vykdyti savo visą veiklą, išskyrus specialiuosius įpareigojimus, vadovaujantis komerciniais sumetimais. Dėl situacijos Lietuvoje, tai VKC labai skatina visas įmones skirti didesnį dėmesį specialiem įpareigojimams. Iš tikrųjų, kiekviena įmonė, kuri jos vykdo, turi aiškiai atskirti vykdomą komercinę ir nekomercinę finansinę informaciją, kuri būtų prieinama visuomeniai. Tai leistų matyti, kiekgi valstybei kainuoja tų funkcijų vykdymas ir koks turtas yra įtrauktas į šios funkcijos vykdymą, kokie yra pasiekiami veiklos ir finansiniai rodikliai. Taigi dar viena svarbi gairių dalis, tai yra apie skaidrumą, atskaitomybę ir atskleidimą. Ir šios dalies pagrindinė tezė kalba apie tai, jog būtina VVI taikyti tokius pačius aukštus skaidrumo, atskaitomybės, sąžiningumo, audito, informacijos atskleidimo bei atitikties standartus, kaip ir listinguojamoms bendrovėms. Gairėse buvo papildytas informacijos sąrašas, kurią būtina atskleisti. Tai pasisakyta, jog turi būti atskleista informacija apie reikšmingus įsipareigojimus. Pavyzdžiui, paskolų sutartys bei jų nesilaikymo riziką. Juk tam tikrose sutartyse bankai tam tikrais būdais apriboja akcininko veiksmų laisvę gauti dividendus, ar ne? Jeigu ta įmonė VVI nesilaiko kažkokių tai finansinių kovenantų. Taip pat reikalingas būna kreditoriaus pritarimas, norint parduoti turtą ir taip toliau. Todėl yra tikrai svarbu atskleisti informaciją apie tą reikšmingą riziką, kuri yra susijusi su paskolos sutarties pažeidimais. Taip pat yra įtvirtinta, jog VVI turi turėti rizikos valdymo sistemas kaip neatsiejamą tikslų įgyvendinimo dalį. Jos turi apimti vidaus kontrolės, etikos, atitikties priemonių užtikrinimą. Na ir išties didelė pastraipa gairėse kalba apie rizikos valdymo svarbą kaip vieną pagrindinių valdymo sudedamųjų dalių. Atsižvelgiant į VVI dydį, rizikos valdymo sistema turėtų apimti reguliarius rizikos vertinimus atitinkančius gerąją praktiką, kas yra dėstoma kitame EBPO leidinyje, kuris vadinasi Kovos su korupcija ir sąžiningumo VVI nuostatų gairės. Taip pat pabrėžta vidaus audito funkcijos svarba bendrovėje. Ši funkcija turi būti savarankiška, tinkamai įgalinta, atskaitinga tiesiai valdybai arba audito komitetui. Be abejo, vidaus auditas turi turėti nelimituotą prieigą prie visų įrašų įmonėje, prie dokumentų, todėl ši funkcija būtent ir užtikrintų tą veiksmingą ir patikimą informacijos atskleidimą ir taip pat įvertintų, ar įmonės ataskaitos yra teisingos ir ar išsamios. Leiskite vėl pasidžiaugti tuo, kas vyksta Lietuvoje. Tai vykdomos antikorupcijos bei gerosios valdysenos indekso iniciatyvos labai vertinamos EBPO vadovybės. Tai yra laikoma gerais, inovatyviais pavyzdžiais ir tai mus išskiria iš kitų šalių. Na, o ką galime padaryti dar? Galbūt galime peržiūrėti kitų šalių skaidrumo gairias, jų pavyzdžius ir aptikus kažkokius netitikimus, spragas pasitempti. Toliau vystyti, tobulinti ir stiprinti gerosios valdysenos indeksą, taip pat korupcijos prevencijos projektus, ieškoti būdų, kaip stiprinti VVI įvaizdį visuomenėje, užtikrinant aukščiausius skaidrumo standartus.
Dar viena gairių dalis, kuri buvo papildyta, tai apie VVI valdybas. Siekiant užtikrinti, kad VVI išliktų skaidrios ir atskaitingos, EBPO darbo grupė daug dėmesio skiria būtent VVI korporatyvinio valdymo sistemai. Kaip šalyse yra sprendžiamos įvairios atstovavimo problemos, su kuo dažnai susiduria VVI ir valstybė. Visų pirma, valdybos turėtų veikti pagal paskirtį, turint įgaliojimus ir kompetenciją strateginio vadovavimo, rizikos valdymo priežiūros bei valdymo stebėsenos funkcijoms atlikti ir užtikrinti, kad VVI atitiktų aukštus sąžiningumo, skaidrumo, informacijos atskleidimo ir atskaitomybės standartus. Išlieka labai stiprus fokusas į tinkamą valdybų sudarimą ir jų autonomiškumą. Yra skatinama į valdybas pritraukti privataus verslo atstovų. Pabrėžiama nepriklausomumo nuo politinės įtakos būtinybė. Kažkas yra paklausęs, o kur parašyta, kad valdybos pirmininkas turėtų būti nepriklausomas? Tai žinokit, čia ir parašyta, kad turėti nepriklausomą pirmininką valdyboje, vadinasi, yra laikytis gerųjų praktikų, tai yra taikyti EBPO gaires. Taigi, kaip buvo papildyta šita dalis? Tai aprašant valdybos atsakomybės dėl vidaus audito ir specializuotų komitetų steigimo, jos buvo papildytos ir labiau detalizuotos. Tai yra įdėta atsakomybė už vidaus kontrolės, audito bei rizikos valdymo sistemų priežiūrą. Valdybos turi aktyviai prižiūrėti rizikos valdymo sistemas, užtikrinti, jog tos sistemos būtų reguliariai atnaujinamos, tobulinamos bei pritaikomos prie besikeičiančių VVI veiklos aplinkybių, bet tuo pačiu išlaikant veiksmingas vidaus kontrolės procedūras bei politikas. Taip pat buvo užfiksuota, jog būtina užtikrinti tam tikrą skaičių nepriklausomų narių tiek valdybose, tiek komitetuose, kitaip tariant, pabrėžiama autonomiškumo svarba ir sustiprinama valdybų įvairovės nuostata. Taigi gairės rekomenduoja turėti tam tikrą, tai yra kuo didesnį skaičių nepriklausomų narių, na ir pasikartosiu stengtis pritraukti privataus verslo atstovų, turinčių reikiamų kompetencijų. Taip pat gairėse buvo atnaujintas nepriklausomumo apibrėžimas, užakcentuojant politikų galinčių daryti esminę įtaką VVI veiklos sąlygoms nedalyvavimo valdybose. Na, o jei asmuo anksčiau dirbo su VVI politikos formavimu, turėtų būti taikomas atšalimo laikotarpis. O valstybės tarnautojai ir kiti valstybės pareigūnai išrenkami į valdybas turi atitikti taikomus reikalavimus bei neturėti interesų konflikto. Įdomus faktas, jog 25% šalių apklaustų ar ne, nėra oficialaus draudimo išrinktiems politikams dirbti valstybės valdomų įmonių valdybose. Ir tik 2 šalis nepriklausomumo apibrėžimas, tai yra 2 šalise, apibrėžimas nepriklausomumo visiškai atitinka EBPO gaires. Taip pat gairės buvo papildytos teiginiu, jog valdybos nariai turėtų veikti užtikrindami ne tik geriausius akcininko interesus, bet ir atsižvelgdami į suinteresuotų šalių poreikius ir lūkesčius. Kokia valdybų situacija Lietuvoje? Tai labai džiugu vėlgi, kad EBPO darbo grupė aukščiausiais balais įvertino Lietuvoje taikomas valdybų atrankos procedūras. Ir mes rikiuojame šalia tokių šalių kaip Niderlandai, Norvegija, Lenkija, Švedija, Šveicarija ir kitos. Taip pat pasidžiaugime, jog jau keletas metų Lietuvoje VVI absoliučiai visų valdybų pirmininkai yra nepriklausomi. Na, apie ką galėtumėm pagalvoti ir esant reikalui patobulėti, galbūt peržiūrėti nepriklausomumo reikalavimus, ar jie tikrai atitinka EBPO apibrėžimą. Kaip minėjau, tik tai 2 šalių, tai yra Graikijos ir Suomijos, atitinka visiškai EBPO apibrėžimą. 58% jurisdikcijų apklaustų yra nusimatę lyčių kvotas savo valdybose, ar ne, tai ne mažiau negu 1/3 valdybose turėtų atitekti vienai iš lyčių. Na, Lietuva jau priėmė moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo pakeitimus, kurie nustato 1/3 vienos lyties atstovavimą valdymo organuose, ar ne didelėse įmonėse. Tai tad reikia stengtis to nepamesti, įgyvendinti ir stebėti.
Galbūt derėtų apsvarstyti valdybų veiklos vertinimo koncepcijos Lietuvoje atnaujinimą ir tobulinimą. Čia mes kaip VKC galėtumėm peržiūrėti ir jeigu reikia atnaujinti valdybų vertinimo gairias, na, pačios VVI ir jų akcininkai galėtų pasvarstyti, galbūt labiau pasitelkti išorės ekspertus atliekant valdybos vertinimą. Ir vėlgi atlikti ne tik valdybos kaip vieningo organo vertinimą, bet dar ir atskirai valdybos pirmininko, nes kai kuriuose šalyse būtent taip ir daroma. Na ir nauja gairių dalis yra apie tvarumą. Valstybės valdomos įmonės dažnai vykdo tokią ūkinę veiklą, kurios metu į aplinką yra išmetamas didelis kiekis šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Todėl pasaulyje atliekant žalią transformaciją ir siekiant tvaraus augimo, labai svarbi valstybės ir VVI lyderystė ir tas gerojo pavyzdžio rodymas kitiems rinkos dalyviams. Taigi įvertinus šią svarbą, EBPO papildė gairias visiškai nauja 7 dalimi, kuri vadinasi VVI ir tvarumas. Na ir pagrindinės žinutės yra šioje dalyje tokios, kad valstybės valdomos įmonės, priimdamos sprendimus ir valdydamos rizikas, turėtų prisidėti prie tvarumo bei atsparumo, tuo pačiu užtikrindamos ilgalaikės vertės kūrimą. O valstybė turi nustatyti konkrečius, ambicingus su tvarumu susijusius tikslus savo valdomoms įmonėms. Na ir nuosavybės gairėse turėtų būti įtvirtinta VVI atsakomybė suinteresuotosioms šalims. EBPO tyrimų duomenimis kol kas tik tai 26% apklaustų šalių klimato kaitos tikslus yra įsitraukusios į savo nuosavybės politiką. Paminėsiu, jog Lietuva kol kas nėra šiame sąraše. Taigi šioje naujoje dalyje pasakoma yra, jog svarbu atitinkamai papildyti nuosavybės gaires. Tai yra valstybė kaip savininkė turėtų rodyti pavyzdį ir įtraukti tvarumo aspektus į savo ir savo valdomų įmonių nuosavybės politiką bei praktiką. Valstybės lūkesčiai dėl tvarumo turėtų būti reguliariai komunikuojami dialogo su valdybomis metu. Valstybė turėtų tikėtis iš valdybų, jog jos, vykdydamos savo pagrindinės funkcijas, atsakingai įvertins su tvarumu susijusias rizikas ir galimybės ir integruos tvarumo principus į strateginius sprendimus, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės sistemas. Valdybos turėtų vadovauti ir prižiūrėti su tvarumu susijusių tikslų kėlimą, o taip pat atsižvelgti į tvarumo klausimus, stebėdamos ir vertindamos VVI veiklos rezultatus. Na, taip pat akcentuojama ir neabejotina tvarumo atskaitomybės svarba, tai tvarumo ataskaitos turėtų būti rengiamos pagal tarptautinius standartus, laipsniškai įsidiegiant jų auditą. Valstybė kaip savininkė turėtų kelti aukštus reikalavimus savo valdomoms įmonėms, kad VVI laikytųsi atsakingo verslo principų, elgesio standartų, taip pat turėtų visapusiškai pripažinti VVI atsakomybę suinteresuotoms šalims ir turėtų reikalauti, kad VVI teiktų ataskaitą apie savo santykius su suinteresuotomis šalimis. Tokie savininko lūkesčiai turėtų būti aiškiai ir skaidriai viešai skelbiami. Ką galėtumėm patobulinti mes Lietuvoje? Tai visų pirma, turbūt papildyti mūsų nuosavybės skaidrumo gaires tvarumo tikslais. Tai įdomumo dėliai pasakysiu, kurios šalis jau tą tvarumo tematiką yra atliepusios savo nuosavybės politikoje. Tai Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Niderlandai, Norvegija, Švedija ir dar kelios šalis. Tvarumo tikslai ir juos matuojantis rodikliai privalo atsirasti kiekvienos įmonės žemėlapyje, strateginių tikslų ir uždavinių žemėlapyje. Jie turi būti stebimi, raportuojamas jų įgyvendinimas. Na ir yra rekomendacija tvirtinti tvarumo kompetencijas įmonėse. EBPO jau užsimena apie tvarumo kompetencijas turėjimą valdyboje, tai gal ir mes Lietuvoje galėtumėm pradėti apie tai galvoti. Taigi, baigiau savo trumpą apžvalgą. Tikiuosi, išgirdote naudingos informacijos. Visko, kas svarbu ir kas parašyta gairėse, tikrai neįmanoma čia sudėti.
Todėl čia rasite nuorodas pridėtas tiek į naują gairių redakciją, tiek į pačią BPO svetainę. Tikrai labai kviečiame ir siūlome pasiskaityti, pasigilinti ir pagalvoti, ką konkrečiai jūsų atstovaujama įmonė ar ministerija galėtų pasimti naudingo. Ir jei norėsite padiskutuoti kuriais nors klausimais, tai mielai atskiriai susijungtume. Tai labai Jums ačiū už dėmesį, bendraukime ir toliau. Viso geriausio.